Klausimas, kokias priemonės ir jūs jas galite siūlyti, kad šalies kūrėjai būtų dar labiau matomi tarptautinėse rinkose. Pone Vaitkau, prašau. Aš pradėsiu gal nuo to, kad mūsų kultūra, ar jinai degradavo, lyginant su TSRS laikais, ar jinai kažkaip pagerėjo ir nepriepiamose aukštumose atsidūrė. Retorinį tokį klausimą užduodamas. Kai dabar visuotinė tradicija yra valdžios nurodymas, kad reikia skelbti šūkį "Idi nachui", kad reikia LRT neatsako už kandidatų viešai sakytas mintis. Tai šita mintis tai yra Seime kabėjo toks šūkis. Seime. Aš savom ausim negalėjau ir akim patikėti, kai pamačiau, kad ten kabo. Tai kai mes privaloma tvarka turim iškelti Ukrainos vėliavą arba savo paveikslą paskirti Ukrainos tautai aukcione, tai tada mes kalbame apie laisvą menininką, kuris nori irgi valgyti. Tai mes pradžioje apie cenzūrą pakalbėkime ir apie politinę propagandą meno srityje. Pone Tomaševski, jūsų atsakymas, prašau. Liaudies partija, replika jūsų, prašau. Finansavimas turi būti paskirtas ir jisai atskirtas nuo politikos. Totaliai atskirtas. Ir tik tai ekspertų vertinimas gali būti vienintelis kriterijus. Kam skirti, kaip skirti, kam apmokėti, į kokią parodą važiuoti. O kai mes viską sumaišome į vieną vietą ir politika pasidaro svarbiau, tai tada mūsų supuvimas puikiai ir matosi. O Dostojevskio ir Čaikovskio uždraudimas tai tiesiog yra kaip vyšnia ant torto. Tai parodo, iki kokio lygio, neįsivaizduojamo lygio mes nukritome. Žemiau negu Tarybų sąjungos laikais, nes tuos laikus mes jau viršijome.